dabar čia kokio 100 metrų už perėjos į kairę Juozo Naujalio gatvė bus. Ar prieš perėją? Už perėjos į kairę. Tai labai siaura, ten būna pristatyta mašina, tai turi vertinti. O priešų nėra, lenkiančių nėra, turi dešinėje laikytis, o tik tai po to rodai kairę, tai jeigu net važiuoja, o tada lenki. Nes ten jeigu atlekia koks, turi labai daug pasiruošus palaukti. Ir dabar už šito Volkswageno į dešinę. Tai jau čia teks per tą ištisinę važiuoti, nes jis jau neteisingai pastatytas. Va, ir čia super siauros gatvelės, tai va, taip. Nes čia dvipusis eismas. Tiesiai važiuosim. Ir ten taip pat tiesiai. Kas čia, ar kiemas, ar gatvė žvyruota, tai tada jau jinai šalutinė, bet įsitikinti reikia. Ir čia tiesiai. O čia kokia sankryžėlė? Tiesiai, dešinės laikykis, dešinės laikykis. Tiesiai, lygia reikšmė. Tai iš dešinės, o apsižiūrėti iš visur. Nes mes iš anos pusės važiavėsim. Dabar gale gatvės į dešinę. Dabar pasuksime į kairę. Ir čia turbūt mums priklausytų tik tai kairė. Jo, matai, ten plyta. Ten jau, va, tai jeigu nesakys, tai mes, va, ženklas po lapais, bet dviratukų pasižiūrėsim. Ir tada vėl į kairę. Ariogalas už 50 metrų. Suksime į kairę. Dabar čia už to namuko vėl bus į kairę. Už to tarp čia super siaura. Matai, zona 30 į kairę. Tai čia vienpusis, ar ne? Va, ir čia dvipusis šitą gatvę. Šitą gatvę dvipusis. Jo, privažiuok, mėsim gatvę.
Čia regitroje išlenda pro kažkur tai jie čia varinėt gali, bilekur, bet čia mes ne dėl regitros, bet šiaip po. Dabar tiesiai. Iki galo gatvės ir gale gatvės į kairę. Čia jų turbūt pagrindinė, nes mūsų žvyrkelis, o jų asfaltas. Gale gatvės į kairę. O tai irgi čia jokio ženklo, bet mūsų žvyrkelis tai jų kaip ir pagrindinė. Bet vis tiek, žiūrėti iš abiejų pusių. Jau privaloma kryptis. Ir važiuosim link Pilies žiedo. Kitas šviesoforas bus, šviesoforo reguliuojimo sankryža bus į kairę. Jo, kol tie užstoja, tai mes galim, taip, bus į kairę. Šitą leidžia, matai, o, puikėlė, o, tau nebūtina, tau šitągi leidžia, va, ženklas yra, leidžia tau šitą juostą visur, ir tiesiai, ir į dešinę, ir į kairę, tai tau nebūtina ten skubėti buvo reikiuotis šitą galą. Ir dabar apvažiuosim visą žiedą ir čia grįšim atgal. 44 išvažiavimas. Kaip manai, kurios tau juostos reikės? Antros? Jo. Ir ten po to, kai baigsis borteliai, ten dar viena atsiras juosta. Tai dar kairesnės reikės, nes paskiau, kai pamatai ženklą, jau būna vėlu. Pamatai, dabar ženklas yra, va, bet čia paskiau gali būti per mažai laiko persireikimų saugiam. O jie čia duos kelią, puikiai duoda, šaunuoliai. Ir jau dar ženklo nematai, ten, va, kitas ten ženklas jau tolimoji, tai vėl jau rodi kairę, nes tau, va, kada bus galimybė. Jo, o yra galimybė. Nes paskiau gali tau, žinai, čia jau neužtekt laiko persireikėjimui, prisikaupia mašinų daug. Geriau iš anksto biškį. Nes tas Jonavos gatvė nugali. Ir žvilgtelt nėra. O, puikiai. Ir dar kartą. Va, gali šitą likti, jeigu nori. Va, tai žvilgtelt, kad jisai į savo važiuoja, nes jis gali ir vasumis užsinorėti. Nu, jeigu daug mašinų, ta kairiausia saugiau dar būtų, bet va, puikiai viskas. Ir rodyti išvažiavimą mūsų paskutinis, mums duoda kelią, o šaunu. Tai reiškia, kairiausia juosta, mūsų pagrindinis įvažiuot, paskiau dar kairesnė ir paskiau abiem juostom išvažiuot leidžia. Ir dabar už tilto pasuksim į dešinę.